Labas vakaras. Lietuvos krepšinio žvaigždės jau renkasi Birštone. Vyrų rinktinės stovyklą pradėjo 15 Rimo Kurtinaičio pakviestų žaidėjų, tarp kurių ir 3 NBA lietuviai. Kartu su Jonu Valančiūnu atvykęs Matas Buzelis atskleidė, ko rinktinėje laukia labiausiai. Daugiau Ievos Diraitės reportaže. Laukiamiausia akimirka prie Birštono viešbučio, kuriame renkasi Lietuvos rinktinė, sustoja prabangus baltas Rolls Royce. Už vairo viena ryškiausių šalies krepšinio žvaigždžių Jonas Valančiūnas. Šalia jo kylanti NBA žvaigždė Chicago Bulls talentas Matas Buzelis. Vairuotojas aš matau. Vos atvykęs 21 Matas Buzelis pirmiausia susipažino su būsimais komandos draugais, o vėliau stojo prieš kameras. Tiesa, iškart paprašė klausimus užduoti lietuviškai, o atsakinėjo angliškai. Paklaustas apie prisitaikymą prie europietiško krepšinio, talentas sakė, ieškosiantis panašumų su NBA. Sakyčiau, kad yra daug taktinio žaidimo, nėra daug greitų atakų. Panašu į NBA atkrintamąsias. Ten sunku, ten labai fiziška ir kiekviena smulki detalė yra svarbi, jei nori pasiekti pergalę. Galima sakyti, kad žinai, kaip tai įgyvendinti, bet tikrai bus sunkiau. Bet aš žinau, ką noriu pasiekti. Paklaustas, kurį rinktinė žaidėja labiausiai norėtų pamatyti aikštelėje, Matas Buzelis išskyrė Ąžuolą Tubelį, vieną ryškiausių jaunųjų Žalgirio talentų. Į Lietuvą NBA žaidėjas atvyko ne vienas, kartu atskrido jo tėtis ir 2 Chicago Bulls treneriai. Jie bus čia, dirbsime papildomai ties mano kūnu. Nemanau, kad jie prisidės prie rinktinės reikalų. Jie čia yra tam, kad man padėtų psichologiškai bei dirbtų papildomai su manimi. Alkanas krepšinio, taip savo nuotaiką apibūdino Jonas Valančiūnas, o humoro nestokojęs rinktinės veteranas tikėjosi, kad stovykla prasidės sklandžiau nei interviu, kurio metu ant jo vos neužkrito fotosienelė. Tikėsi aukščiausių tikslų savo stataisi ir... Va, matot, kokie tikslai, kad neužgautų. Jo, tikėkime, kad tai ne ženklas. Miamio Heat žaidėjas sako, kad į stovyklą atvažiavo išpildyti savo svajonės. Tikrai šioks toks svajonės išsipildymas yra. Vis tiek nuo mažų dienų žiūrėdavau rinktinę ir visada norėdavau ten būti, tai tikrai labai džiaugiuosi. Buvęs NBA krepšininkas Brazdeikis Kauno Žalgiryje praleidęs 2 sezonus ir netikėtai su klubu atsisveikinęs, sako nesigailinti šio etapo. Po poilsio Kanadoje jis teigia esantis pasiruošę sugrįžti į darbus. Labai džiaugiuosi ir laukiu galimybės pažaisti su keliais naujais vaikinais. Mums tai bus labai svarbu. Tiesiog džiaugiuosi galėdamas visus dar geriau pažinti ir tikiuosi, kad mes kaip komanda toliau tobulėsime. Kylanti Žalgirio žvaigždė Tubelis sako, kad labiausiai laukia susitikimo su bičiuliais. Laukiu susitikti su tais bičiuliais, su kuriais gal daugiau žaidžiau, kai moksleivis dar buvau. Tai nežinau, manau visai bus įdomu susėsti kambarį ir išsipasakot, kaip kam sekas gyvai, o ne per žinutės. Su Ispanijos klubu atsisveikinęs, bet dar oficialiai dėl ateities neapsisprendęs Gytis Radzevičius sako apie Rytą negalvojantis. Jo prioritetas šiuo metu yra rinktinė. Laukiu stovyklos, kaip pasakyti, gal kažkiek neįprasta, kad langas taip vidury vasaros, bet vis tiek smagu, gera kompanija susirinkus, tikrai ant popieriaus atrodom gerai ir žiūrėsim. Rinktinės vadovas sako, kad kol kas viskas pagal planą. Žiūrėsim, kaip čia toliau viskas susiklosti, turbūt tų klaustukų išlieka, NBA, toj prasidės visi reikalai, tai vasarą įsibėgėja. Daug gandų eina apie viską, tai turbūt susijęs su Kasparo situacija, kur matom visi, bet čia niekad nežinai, kaip viskas gali atsitikti, tai tas įdomumas. Turbūt niekas nežino, kas kur ką iškeis. Iš 15 į rinktinę pakviestų žaidėjų vienintelis Margiris Normantas prisijungs vėliau. Liepos 2 namuose laukia mačas su Jungtine Karalyste, o Liepos 5 akistata su Italija. Ieva Diraitė, Alius Koroliovas, Birštonas.